Kaip negali kažkas tai užmušti. Tai buvo Jurgis Kairys, legendinis pilotas, nelabai norėjo pasakoti apie tai, kas atsitiko. Na, o atsitiko tai, kad apie vidurdienį Vilniuje, tiksliau sakant, jau čia Vilniaus rajone įvyko eismo nelaimė. Pirminiais duomenimis štai šis automobilis Audi, kuris yra dabar kraunamas ant evakuatoriaus Salotės gatvėje, išvažiavo siauroje gatvelėje prieš eismą ir susidūrė su Jurgio Kairio vairuojamu automobiliu BMW. Na ir dabar tas automobilis jau kraunamas, išvežamas, čia kol kas gatvėje eismas uždarytas, negalima pravažiuoti, bet didelio kamščio kol kas nėra, nes netokia didelė čia ta gyvenvietė ir žmonės turbūt darbe dar visi. Šitą gatvę prašosi rimto sutvarkymo. Reiškia, kaip kas čia bebūtų, visi žmonės, kurie čia tą viską matė, tai sako, kad čia kartojasi. Mašinos neprasilenkia, mašinos šitą sudaro avarinę situaciją, žmonės pėstieji vaikšto šalia su vaikais, praeiti negali, žiemą čia išvis yra tokia įdomi vieta, kad, sakykime, matai, kad tikrai čia reikia tvarkyti. Ir čia yra labai nesaugu. Žmonės nenukentėjo, vairuotojai nenukentėjo nei vieno automobilio, tačiau pamatavus blaivumą avarijos kaltininko, paaiškėjo, kad jis yra girtas. Pirmų bandymų įpūtė 2,5 promilės, truputį daugiau, vos daugiau nei 2,5 promilės įpūtė. Ir antrų mėginimų įpūtė dar daugiau, buvo 2,6 promilės. Dar bręsta, dar daugiau galėtų būti. Kuo toliau, to daugiau. Tai ką žmonės galvoja, va tokiam žmogui aš taip įsivaizduoju, kad jam tikrai neturėtų būti teisės vairuoti. Va. Ir galbūt panašiems. Va. Taip. Nes nėra atsakomybės, nėra suvokimo, ką jisai daro. Jis iš to posūkio išlėkė milžinišku greičiu, reiškia, nebesuvaldydamas mašinos. Man pasitraukti nebebuvo nei laiko, nei vietos. Va, tai tokia ta situacija. 2 evakuatoriai krauna mašinas, BMW išvežamas Jurgio Kairio ir automobilis Audi jau pakrautas avarijos kaltininko. Štai toks įvykis, laimiai pasibaigęs be žmonių aukų, bet va, vidurdienį vienas vairuotojas jau įpūtė kiek daugiau nei 2,5 promilės, tai praktiškai galėtų būti sunkus girtumas, nors kartais skaičiuojant paklaidą alkotesterio, skaičiuojama vairuotojo naudai, gali suveikia oro pagalbės saugos, net dužo stiklas BMW priekinis nuo oro pagalbės, šūkių krūva įvykio vietoje ir štai kaltininko Audi jau pakrautas, bus vežamas taip pat į aikštelę, kadangi už tokią avariją, esant tokiam girtumui, automobilis yra konfiskuojamas. Ir draudimas kaltininkui neatlygins nuostolių, girtam vairuotojui tai negalioja.